Štai čia yra 2 laižymo kilimėliai. Tai yra dalykai, ką kiekvienas šunų augintojas turi turėti pas save namie. Laižymo kilimėliai skirti ir mažiems šuniukams, ir suaugusiems šunims, amžius nesvarbu. Štai tokie, nes gal nesimato, va. Kilimėliai su tokiais nelygiais paviršiais. Laižymas visų pirma šunį nuramina. Tai yra, laižydamas šuo jaučiasi laimingas, nes jam išsiskiria laimės hormonas. Tokiu būdu jis nusiramina, gali ilgiau pasilikti vienas, tarkim. Jeigu jūs turite svečių, jūs galite pasiūlyti šuniui laižymo kilimėlius tuo metu, kad jis turėtų užsiėmimą. Jeigu jūs išeinate, galite pasiūlyti laižymo kilimėlius vėlgi, nes šuo turės ką veikti. Taigi jis nuims stresą ir šuo taps daug ramesnis. Laižymo kilimėlius reikėtų paprastai ištepti maistu, kokį jūs norite. Geriausia yra kažkas skysto, nes tada jis gerai prilips prie paviršiaus. Aš tepu graikinį jogurtą, tepu riešutų sviestą, kartais tepu medų. Galima tepti įvairų iš tikrųjų maistą, galima dėti sausą maistą ir užtepti jį kažkuo skystu, tam, kad sulaikyti tuos gabaliukus ir jie nenukristų. Jeigu norite, kad laižymo kilimėlis ilgiau veiktų ir šuo ilgiau būtų užsiėmęs, galite tiesiog laižymo kilimėlį įdėti į šaldymo kamerą. Taip jisai sušals ir šuo turės ilgai darbuotis, kad visą tą maistą sulaižytų. Čia yra mūsų laižymo kilimėliai, štai tokie, su nesilystančiu padu. Juos galima prilipinti prie stalo, prie grindų, prie šaldytuvo arba prie spintelės. Ir taip šuo galės patogiai nulaižyti turinį visą, kurį mes užtepsim. Taip, aš turiu riešutų sviestą ir turiu graikišką jogurtą. Mes paimsime vieną kilimėlį ir patepsim. Graikiškų jogurtų truputį patepsim. Taip, ir riešutų sviestų ištepsim kitą pusę.